Namo vėlų pirmadienio vakarą sugrįžusią Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę Vilniaus Rotušės aikštėje pasitiko didžiulės sirgalių minios. Pasaulio čempionate bronzą iškovojusi Kęstučio Kemzūros komanda buvo sutikta, lyg būtų pasipuošę aukso medaliais. Policijos kortežo ir gausybės sirgalių lydimas rinktinės autobusas sostinės senamiestyje sunkiai skynėsi kelią pro Aistruolių jūrą. Į Lietuvą sugrįžusius rinktinės narius pirmieji pasveikino ministras pirmininkas Andrius Kubilius, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, vyriausybės atstovai, kiti valdžios žmonės. Šventinio koncerto vietą rinktinė pasiekė prieš 11 valandą, o išvydę milžinišką gerbėjų minią krepšininkai neteko žado. Džiaugsmingai buvo pasveikinti žaidėjai, treneriai bei visas rinktinės personalas. Krepšininkai sveikinosi su gerbėjais susimušdami rankomis. Bronzos medalio laimėtojai iš autobuso raudonų kilimų po vieną buvo kviečiami ant scenos. Sujaudinti itin šilto sutikimo kai kurie rinktinės žaidėjai buvo sulaikę ašaras ir dėkojo aistruoliams. Sveikinimo žodžius tarė ir prezidentas Valdas Adamkus. Gediminas Žigelis, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plius, Vilnius.